Mano mėgstamiausias nardymo įrankis yra rebryzeris. Jeigu yra galimybė rinktis su Conert, su atviru ciklu ar uždaru ciklu, stengiuosi visą laiką rinktis rebryzerį. Deguonies sensoriai, kurie buvo instaliuoti į mano rebryzerį, atitarnavo savo, jie skirti maždaug 18 mėnesių. Truputėlį pas mane praėjo daugiau laiko ir atėjo laikas juos pakeisti. Daug kas gamina tos deguonies sensorius. Aš naudoju pagrindę ambient pressure sensorius, tai APD16, APD14. Man labiau patinka APD16, jie yra stabilesni. Ir taip pat naudoju sensorius, kuriuos gamina Narkit-Tate. Kam teko susidurti su deguonies sensoriais, turbūt pastebėjot, kad tie sensoriai turi skirtingus kontaktus. Gali būti koksaliniai kontaktai, tai vat būtent tokie. Ir tokios kontaktus naudoja ambient pressure rebryzeriai, GJ'us ir daugelis kitų. Bet taip pat būna rebryzeriai, kurie naudoja Molex kontaktus. Tai taip atsitiko, kai aš užsisakinėjau savo naujus sensorius, koksalinių sensorių tiesiog nebuvo. Ir ta, ką su jumis noriu pasidalinti, yra naudinga tuo atveju, jeigu jūs keliaujat ir pas jūs nutiko taip, kad būtinai reikia naujų sensorių, pasikeisti sensorius ir jūs nerandant sensorių su tokiais kontaktais, kurie gali būti. Ta prasme, pats sensorius jis yra vienodas. Dažniausiai skiriasi kontaktai. Ir savaime suprantama, kad jeigu jūs neturit perėjimo laido, tai pajungt Molex kontaktą turintį sensorių į koksalinį kontaktą, yra be šansų. Ir atvirkščiai. Įsidėjau tokios Divesoft gamintojo sensorius su Molex kontaktu. Kad galima būtų juos panaudoti, aš radau, kad yra tokie perėjimai. Pamėginsiu parodyti. Ir perėjimai gali būti iš Molex į koksalinį kontaktą ir gali būti perėjimai atvirkščiai iš koksalo į Molex. Dabar pamėginsiu susinstaliuoti, pasižiūrėsim, kaip tas dalykas veikia. Paprastas dalykas, iš vienos pusės yra Molex kontaktas, kurį mes jungsim prie sensoriaus, ir kitoj pusėje pas mus koksalinis kontaktas, su kuriuo mes jungsim sensorių prie savo elektronikos. Dar kartą jums noriu parodyti sensorius. Čia yra Divesoft sensorius su Molex kontaktu, čia yra originalus sensorius su koksaliniu kontaktu. Ir dabar uždedam perėjimo laidą ant Divesoft sensoriaus. Ir jisai tampa tinkamas naudoti su ambient pressure rebryzeriu. Mes turim koksalinį galą, su kuriuo galėsim jį prijungti prie mūsų elektronikos. Na štai, pasiruošėm 3 sensorius. Dabar beliko jos įdėti galvą. Rytoj nersiu ir naudosiu šitą galvą. Pakroviau elementus. Atjungiam krovėją. Kas naudoja ambient pressure rebryzerius, gal pastebėjot, kad pas mane sensoriai sujungti netiesiogiai, o sujungimui dar naudoju tokios kampus. Šitie kampai jie reikalingi tam, kad jeigu deguonies sensorius jisai pasensta, išeina iš rikiuotės, pradeda tekėti, kad nesugadint kontaktų. Šitą perėjimą pakeisti yra pakankamai paprasta. Jisai toks taip keičiasi. Atjungiam senas celes.
senus sensorius. Jie čia tiesiog paprastai prisukti, aš juos išsuku. Gamybos laikas 24 metai 5 mėnuo, dabar 26 metai 6 mėnuo. Tai ta prasme, jie atitarnavo daugiau negu reikia, vietoje 18-24 mėnesius, ko iš principo nereikėtų daryti. Pats laikas jos pakeisti. Taigi, imu naują sensorių, mes iš anksto užsidėjom perėjimus į koaksalinę jungtį. Ir tiesiog jos dabar susuka į savo vietą. Kadangi aš jungiu sensorių per va šitą perėjimą, tai man šitie perėjimai jau nebereikalingi, aš jos nusiemu. Ir dabar jungiam iš eilės. Sensorius numeris 1. Matot, labai puikiai viskas tinka. Sensorius numeris 2. Ir sensorius numeris 3. Puiku. Viskas čia gražiai susijungia. Dabar dedam apsauginį gaubtą ir mėginam sutvarkyti laidus. Na va štai, pas mane visi laidai vietoj, viskas čia gražu ir tvarkinga. Nu ir dabar pabandom užkurti mūsų elektroniką ir pasižiūrėsim, ar jinai mato šitos sensorius. Ir mums dabar rodo žemo deguonies lygį, abu sensoriai rodo 0,22, 0,22, 0,21 deguonies. Mūsų sensoriai pakeisti sėkmingai. Pasižiūrėsim, kaip elgsis vandenį. Taigi tokie perėjimai, leidintis pereiti iš vieno kontakto į kitą kontaktą, yra labai naudingi, kai mes nardom kokioj nors atokioj vietovėje, keliaujam ir susiduriam su situacija, kai nėra galimybės gauti mums reikiamo sensoriaus. Tai naudojant perėjimą, mes galim naudoti tokį sensorių, kurį gavom. Tas leidžia mums išgelbėti nelimą ir sėkmingai tęs mūsų kelionę. Kas dar nėra bandęs uždaro ciklo, visiems rekomenduoju. Saugių nardymo. Ir iki sekančių.